Šitie du mokslininkai, Juodkazis ir Motuzas, buvo būtent toj darbo grupėje. Toj darbo grupėje, neprisimenu, ar 6 žmonės buvo. Buvo ar daugiau, bet faktiškai Motuzas buvo, ką aš dabar pasakiau, ir ką pasakiau Juodkazio, tai buvo jų nuomonė. Bet kiti mokslininkai buvo sveikatos, buvo ten ekologas, buvo technologijų mokslų, mechanikos mokslų. Tai vyko balsavimas ir už tą galutinę išvadą nubalsavo tai buvo pasiskirstę balsai po lygiai, bet nulėmė pirmininko balsas. Faktiškai 2 geologai buvo prieš, aš citavau jų medžiagą. Tai yra labai didelis pavojus. Kaip jie sakė, iš principo žvalgyba galima ten pasižiūrėti, kas yra po žemė, galima pasižiūrėti, ar turim tų skalūnų, koks jų rentabilumas, bet iš kitos pusės, ką mums dabar žvalgyti, jeigu yra aišku, kad gavyba yra negalima, nes per didelė tarša. Ačiū labai, ponia Vytautai. Matau, diskusijose yra užsirašę, norėtų kalbėti Žygaičių bendruomenės pirmininkas Jonas Nairanauskas. Labadiena, mielosios ir mėlėjai kovos bendražygiai. Labadiena, tai yra tie žmonės, su kuriais stovėjome mitinge, piketuose, kartais ne visai gerose oruose ir negerose sąlygose. Labadiena, gerbiamas Seimo nary Dariau, aš jau baigiu pamiršti jūsų pavardę, nes visą laiką kreipiamės tik tai vardu. Būtent jūs buvote mūsų vedlys klaidžiais Seimo koridoriais ir patalpose. Būtent jūs buvote visą laiką su mumis sunkia akimirka ir būtent jūs, gegužės 30 dieną, labai sudėtingoje situacijoje, kada net ir daugelis jūsų bendražygių nėrė į krūmus, drąsiai pakėlėte ranką ir prabalsavote prieš to niekadėjo Paliuko pataisą, kurią priėmus iš Lietuvos gelmės yra atidarytos neribotam kiekiui nuodingų medžiagų. Labadiena! Visi susirinkusieji, na ir pagaliau gerbiamas merė, neįsižeiskit, bet vis dėlto tie, kas arčiau, tiem ir galbūt tos pagarbos skiriu daugiau. Šiandien, kada mūsų laukuose, apie ką šnekėjo gerbiama Ramutė, dūzgia kombainai, prasidėjęs kaime didysis darbymetis, labai malonu matyti čia tiek daug žmonių, o tai reiškia, kad kalbam mes labai aktualiais klausimais. Man dažnai tenka užsukti į stemplės. Šitas pavadinimas turbūt jau lygiuojasi su Žygaičių pavadinimu, todėl, kad ten irgi yra labai sudėtinga situacija. Kodėl? Pastatytas naujas gręžinys, apie kurį šnekam labai dviprasmiškai. Lygtai tai bus naftos, lygtai galėtų būti ir žvalgybinis. Turint omenyje mūsų prezidentės globojamą ševroną, turint omenyje nesuprantamą užsispyrimo ministro Mazuronio, sunku patikėti, kad tai būtų tik tai naftos gręžinys. Ir man teko bendrauti su ūkininku Vytautu, kuris gyvena senoje 200 metų jau sodyboje protėvių išsaugotoje. Kartu buvo jo tėvukas, Žilagarvis Žemaitis, grįžęs iš tremties ir sunkiai atsiėmė šią sodybą. Mums bekalbant, Vytautas visą laiką sakydavo, Dieve, neaišku, kas čia dabar bus. O jo tėvukas pasakė, vieną kartą nesistebiu, grobikai iš manęs atėmė turtą ir sugriovė man gyvenimą. Bet kaip skaudu dabar, kada nepriklausomos valstybės valdžia neužtikrina man bent jau senatvės ramybės. Ir štai tenka dabar gyventi toj nežinioje. Išėjęs mums jau atsisveikinus, Vytautas drebančią ranką įsima cigaretą ir užsidėjo ir pasakė, Dieve, kas dabar bus? Tai yra viltis. Nebereikalo Žemaičio garsėja, todėl, kad tai vienas iš stipriausiai regionas išsaugė savo etninį savitumą. Dėl to, kad šičia buvo nuo seno labai tamprus, stiprus ryšys su žeme. Ir dabar žmonės, kaip sakiau, dirba laukuose ir jų viltis yra daugumoje su žeme, nes mes esame žemdirbiškas kraštas. Tačiau kokiom viltim reikia dirbti ūkininkui, jeigu jisai šiandien nežino,
Šiandien čia jisai vairuoja kombainą, kūla savo javus. O galbūt rytoj jau jo kaimynų laukia dar kažkur tai atsiras ta baisi pabaisa gręžinys, kuris tikrai nieko gero neduoda. Koks jisai bebūtų. Net pats nekalčiausias gręžinys, esant laiku, gerbiamas Vytautas pasakytų, yra naudojami įvairūs chemikalai ir tarp kitko šitie chemikalai naudojami ne vidinėse kolonose vien tik tai, o ir išoriniam žiedui, kad uždaryti tą ertmę. Tai štai viltis žmonėm yra ta varomoji jėga, kuri ir leidžia ūkininkui kažką tai daryti. Viltis, kad gal kitą metą bus geresnis derlius, viltis, kad bus sveikesni gyvuliai. Ir vėl eina į tą savo sunkų triūsą, dirba su tą viltimi, galbūt ir vaikai grįš, galbūt kažkam tai bus perduoti ūkį. Tačiau štai iškyla ta grėsmė. Kažkodėl tai pasirinko tą mūsų nuostabų regioną Žemaitiją. Ir kas nuostabu, pritariu tam Žemaičiui, bet žmonė vyresniam, kad niekas šitos problemos nesprendžia reikiamą lygmenyje. Prezidentūroje, lyg ten būtų visi geologai atidarę duris Ševrono darbo vykdytojui, eiliniam tarnautojui. Ir pripažino, kad ta technologija yra saugi. Ten dirba visi geologai, matomai. Bet kada kreipėmės visų jūsų vardų, 275 bendruomenių vardu, ir paprašėm prezidentės pabendrauti ir išgirsti bent mūsų balsą, pamatyti, kas mūsų akise, kaip skamba balsas, mums buvo pranešta neužilgo raštu, kad tas mūsų pabuvimas jos kanceliarijoje ir buvo bendravimas su ją. Kaip tai suprasti? Kaip suprasti, kad ta pati vadovė laimingai pasirašė Žemės gelmių naują įstatymą, kuris yra priimtas aiškiai pažeidžiant Konstituciją, 54 straipsnį. Jinai pasirašė šitą įstatymą. Kaip suprasti, kad ministras tokios ministerijos kaip aplinkos, vietoj to, kad rūpintųsi tą aplinką, tai jis važiuoja kažkur pasigrožėti jam milagingai ir suvaidintais spektakliais ir dabar grubiai stumia štai šitą projektą. Kaip suprasti mūsų Seimą, kuriame nuotaikos keičiasi turbūt ne dienom, o valandom, kad dieną prieš tai priimamas sprendimas nepritarti, po nakties yra priima absurdiška pataisa. Kaip reikia visą šitą įvertinti? Aš tik vieną sakau ir sakysiu, šiuo metu mes esame valdžios išduoti. Mūsų pilies vartai yra daryti. O kągi toliau? Sekantis mūsų bastionas, tai yra sąjunga, pilietis, bendruomenė, savivaldybė. Štai kodėl esame labai dėkingi Šilalės rajono Kvėdarnos gyventojams, organizavę labai puikią ir didžiulį įtaką turinčią konferenciją, turėjusią labai didelės pasiekmes, teigiamas turiuomenį. Nes pats geologijos tarnybos vadas Mockevičius yra pasakęs, taip, ten jisai yra apsisprendė priimti tos sprendimus, pasitraukti iš šito posto. Todėl ir mes, Tauragės krašto žmonės, irgi sekame jų pavyzdžių ir norime pasakyti, kad mes norime matyti savo kraštą ekologišką. Todėl šiandien, remiantis turbūt jūsų galbūt nuomonę, kurią jūs pritarsit ar ne, ir remiantis kitų gyventojų, kurie išsakė, aš kreipiuosi į mūsų gerbiamą merą Praną Petrošių ir kviečiu jį pasekti sūnaus pėdomis. Sūnaus, kuris ryžtingai išsakė savo poziciją, o štai dabar kreipiamės į... Dėja, progresas tame, kad vaikai turi būti gudresni už tėvus. Taigi, kreipiamės į merą ir prašome su taryba apsvarstyti ir priimti sekančių turinio sprendimą. Dėl prisijungimo prie savivaldybių parko teritoriją be hidraulinio ardymo technologijų. Atsižvelgiant į tai, kad Tauragės rajonas patenka į angliavandenilių išteklių naudojimą Šilalės Tauragės plotą, Tauragės rajono savivaldybės taryba, remdamasi Lietuvos bendruomenių, visuomeninių organizacijų ir aktyvių piliečių 13 metų Liepos 17 dieną priimtos Kvėdarnos deklaraciją, prisijungė prie savanoriško savivaldybių pakto teritoriją be hidraulinio ardymo technologijų ir siekė, kad būtų priimti visi reikalingi teisės aktai, kad Tauragės rajono savivaldybės teritorija taptų laisva nuo hidraulinio ardymo technologijų.
Vadovaudamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymų, tam tikrais punktais, numatančių savivaldybės tarybos galimybę teikti siūlymus valstybinio administravimo subjektams, Tauragės rajono savivaldybės taryba kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimą ir Lietuvos Respublikos vyriausybę, siūlydama paskelbti moratoriumą netradicinių angliavandenilių tyrimams ir žvalgybai ir gavybai, naudojant hidraulinio ardymo technologijas Lietuvoje. Kviečiame Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos vyriausybę atkreipti dėmesį į tai, kad Europos institucijos aiškiai deklaravo, kad skalūnų angliavandenilių ir hidraulinio ardymo technologijų teisinis reguliavimas yra nepakankamas tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungoje. Skalūninių angliavandenilių žvalgybos ir gavybos procesuose naudojamas aplinkai, vandeniu ir sveikatai pavojingos technologijos. Požeminis Lietuvos vanduo ir švarus dirvožemis yra vertingesnis turtas nei skalūnų dujos. Tauragės rajono gyventojai sieja savo ir savo vaikų ateitį su žemdirbystė bei ekologiniu ūkininkavimu, o išsklaidyto angliavandenilių žvalgyba ir gavyba sugriautų jų gyvenimus. Tarši hidraulinio ardymo technologija nesuderinama su žemės ūkiu, turizmu ir kitų aplinkai draugiškų veiklų vystymu, kurios sukuria daugiau ilgalaikių darbo vietų nei skalūnų dujų žvalgyba ir gavyba. Žemaitijoje kilo beprecedentinis bendruomenių nepritarimas skalūninių dujų ir naftos gręžinių statymų jų gyvenamose teritorijose. Gyventojai yra pasiryžę tęsti protesto akcijas ir iki paskutiniųjų ginti savo žemę. Tauragės rajono savivaldybės taryba, išreikšdama bendruomenių gyventojų valią, prisijungė prie savivaldybių pakto teritoriją be hidraulinio ardymo technologijų. Štai pritarimą, tik aišku, galėtų ir garsiau. Todėl prašau tiek jūsų, tiek, kaip minėjau, kitų rajono gyventojų vardu ir kreipiuosi į merą su to viltimi, kad šitas, kaip čia pavadinti, dar gal ne dokumentas, bus svarstomas ir bus priimti išmintingi sprendimai. Pateiksiu tarybai, rajono taryboje bus diskutuojama, analizuojama, o koks tai bus sprendimas, šiandien aš jums atsakyti tai negaliu, nes tai yra visos tarybos bendras reikalas. O kokia mero pozicija? Gerbėmieji, baigiant noriu iniciatyvinės grupės vardu padėkoti visiems čia atvykusiems. Ypač matau daug mielų veidų iš Vilniaus. Dėkoju Seimo nariams, kurie lyg ir poilsiauja šitą, kad nepasikuklino ir atvyko. Dėkoju visiems, kurie padėjo šitą suorganizuoti. Ačiū ir merui, kuris lyg atostogaudamas gaišina savo brangų poilsinį laiką ir net vadovauja šitai mūsų konferencijai diskusijai. Ačiū mero padėjėjai, gerbiamai Silvėrijai Statkui, mero patarėjai, gerbiamai Rytai, kuri atliko labai daug to popierinio darbo, bet ypatingą ačiū noriu pasakyti mūsų nepavarstančiai šauniam Jolantai, kurie turbūt visi jau žinote. Dar leiskite ištaisyti vieną klaidą. Niekas nepristatėm vieno labai ypatingo ir svarbaus žemaičio, tai yra Kvėdarnos konferencijos iniciatorius Antano Bukausko. Antanai! Diskusijų, nes laukia dar priėmimas labai šaunios deklaracijos. Ačiū labai gerbiamam Jonui. Taigi, toliau užsirašęs yra kalbėti Tauragės miesto gyventojas Jonas Liorančas. Jonai, griežtai 5 minutės. Labą dieną, mėly bendraminčiai. Čia buvo šiandien paliesta labai plačiai apie vandenį, apie žemdirbystę, apie vaikų ūkininkavimą, apie ekologinį ūkininkavimą. Bet viskas susideda, visas tos temas į vieną tašką, būtent į kiekvieną iš mūsų atsakomybę. Žmogiška atsakomybė prieš žemę, prieš žmogų, prieš Dievą. Ir kito kelio nėra. Mes šnekam apie Chevroną, čia matėm apie apokaliptinį, nekalbantį į galvą ir į sąmonę žinom tos trečios
nekalba apie tą katastrofą, kuri užprogramuota yra šitos visos veiksmus mūsų vyriausybės. Yra dabar mulkinama, tai reikia ten su visuomenė, reikės užtikrinti, kontroliuoti, valstybė nieko neužtikrina. Jeigu yra kažkas vyksta, tu leidai ir leidai, paleidai ir paleidai ir niekas nesukontroliuos. Žiūrėkit, yra specialios tarnybos, muitinė yra. Jų kontroliuojus pareigas, jie valdo duoną iš to, bet ar kontrabandą išgyvendin? Niekur ir niekada neišgyvendins. Yra policija, yra mokesčių inspekcija, daug kontroliuojančių. Taip ir čia niekas nesukontroliuos ir neužtikrins, kad ten būtų saugu ir panašiai. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, tai sako su visuomenė. Tai 275 antspaudai, aibė parašų, nuomonė viso šito krašto. Jie guli stalčiuose, visi nemato, visi nusisukę, ausės susikimšę, akės susidengę ir jiems tas nulis yra. Jie turi savo interesus, visoje Mazurone ir visi kiti turi ir jie per jėgą, gėdingai, atvirai, šlykščiai tą elgesį ir daro. Tai va čia yra, aš kada paskaičiuoju taip, žiūrėkit, daug aferų buvo Lietuvoje, buvo mažveikiai, buvo ten Lietuvos kuras, ten dujos, ten telekomoje, BSV, kokių tik nori. Bet visi buvo taip, operatyvi vagystė, tokia, sakysim, atėjo, apvogė mane, paskui aš tiek to, ten apiplėšė, dirbu ir vėl gyvenu. O čia yra šita afera, tai yra visiems laikams sugadinta, mūsų ateities kartom, anūkams, proanūkiams, jų sveikatą, jų gyvybę nukreipta, į jų sunaikinimą, į mūsų vandenį ir į mūsų ekologinį ūkininkavimą, į visą sunaikinimą. Ir būtent į mūsų ateities. Tai visas šitas veiksmas, visi tie, kurie leido šitą, atidaro vardus Ševronui, tai yra Lietuvos budeliai. Aš juos taip vadinu, nesvarbu, kiekvienas, kuris padarė veiksmą, nukreiptą į nepataisomą ateities žmonių ir aplinkos naikinimą, žudymą, tai yra budelis. Ir kito kelio nėra, mums nebijokim to žodžio ir nesvarbu, ar tu esi Grybauskaitė, tu esi budelis, ar tu esi Butkevičius budelis, ar 74 Seimo nariai, kurie balsavo. Aš juos susirašiau ir kiekvienas, jis man liko, yra ir liks visiems laikams tik budelis. Aš jo negaliu gerbti, jis man joks prezidentas, jis joks man premjeras, jis joks man Seimo narys. Tai budelis. Pateikė mūsų tarybos nariams. Aš suprantu tarybos nariams. Jiems irgi reikėtų šitą medžiagą pateikti ir po to, kad jie nesakytų, aš nežinojau. Ir šiandien yra pasirinkimai kiekvienam Lietuvos žmogui, nuo eilinio iki prezidento. Ar tu nori budeliu būti, ateities budeliu, ar tu žmogum nori išlikti. Žmogum, kuris nori ramiai, gražiai gyventi. 23 psalmė yra, mes visi žinom, žaliuoji lankoj jis gano mane ir veda prie tyro vandens. Tai reiškia, dieviškoji tvarka, žaliuojanti lanka, tyras vanduo, tai yra, 1000 mečius atlaikusi giesmė, kur yra idealas. Tai va, ar mes norim to, ar mes norim būti galvažudžiais ir budeliais. Ir tada tarybos nariai, taip pat, aš jų kiekvieną, nesvarbu, tas, kuris dar mekens ir aiškins, kad čia apgės, kad čia bus gerai, kad čia mes apsaugosim, aš jį kitaip negalėsiu vadinti. Tai aš prašau, bet, pritariu, kolegas Jono, šitam pateiktam pasiūlymui. Aš manau, kad tarybos nariai susimąstys.
mąstys. Tai yra ir dar vienas dalykas, noriu pasakyti, kad visi turi suprasti. Tai ne Žemaitijos vanduo, tai yra ne vien Žemaitijos, vanduo neatskirtas žemai. Tai yra visos Lietuvos problema, visos Lietuvos turtas, visos Lietuvos bėda, kad mes šitaip yra, kad mes neturim valdžios, turim tik tai pardavėjus Lietuvos. Tai mūsų visų, ne tik vien Žygaičio, ar Tauragės, ar Žemaitijos, tai visos Lietuvos bėda yra. Tai ačiū, kad jūs kantriai klausėt ir aš kviečiu visus būkim žmonės ir daugiau jų. Ačiū labai. Prašė žodžio Jurijus Petrovas, Kretingos rajono kaimo bendruomenių pirmininkas ir dar kažką ten su žuvininkystė man sakė, bet nespėjo tai staigiai užfiksuoti. Tai prašom, labai prašau jūsų labai koncentruotai. Taip, be emocijų. Noriu, kaip jums pasakyti, išreikšti solidarumą nuo Kretingos rajono bendruomenių. Mes taip pat, kiek spėjom, parašų surinkom, pačiame kreipimėsi. Noriu pasakyti, kad tai ko gero tiksinti bomba. Pirmas smūgis Tauragėje. Neaišku, kada ateis į kreipimą. Nors jau tenai tos paukšteliai kaip ir važinėja ir žmonės labai su baime žiūrėjo. Ačiū Dievui, pristabdėm vėjų jėgainių statybą Kretingos regione. Ir daug Dieve, ko gero, galbūt kažką pavyks nuveikti. Trumpedamas savo kalbą noriu pasakyti štai ką, kad visgi lietuvių natūra yra taip, susirinkti prie stalo, pakalbėti, pakeiksnuoti valdžią ir išsiskirsto ir rytoj vėl kaip buvo taip ir yra. Ir štai aš linkiu ir galbūt kviečiu visus, visgi reikalingas kažkoks tai vedlys, ar tai organizacija. Čia mes pašnekėjom, tiesa keista, kodėl tarybos narių tada nėra šičia Tauragės rajoną, jiems tada turėtų būti kaip tik aktualu ir susipažinti. Tai reikalingas vedlys, visgi kažkaip tai reikia galbūt išsigryninti visą tai, kad tos liaudės masės mes gal iniciatyvą ir palaikysim. Visgi kažkaip turi būti, ne vien popieriais raštais čia nuspręsim, pasvarstysim. Noriu jūsų paklausti, kas matėte YouTube'e Redlandą filmą? Labai nedaug. Kas atkreipė dėmesį, kad visi šitie filmai visose versijose buvo ištrinti ir gan greitai. Iš karto ateina. Paprastas dalykas, kas įstrigo visiems žmonėms, pradžia yra gera, ta prasme, tų grėžinių, bet viskas išina po 4 metų. Puikiai matėt, kaip atrodo, žemė burbuliuoja, iš visų melioracijų eina burbuliukai. Ta, ką rodo dega, iš tikrųjų taip mano grupiokas gyvena kaip tik tam regione, čia paskapino į valstijas. Jo sako, Jurijau, šventą tiesą, mums veža po 3 tonas vandens į savaitę. Tai ne iš gero gyvenimo, švaraus vandens atveža valdžia. Mažo to, kurie kaimynai taip ir yra pasirašę, kad jie nieko niekam nepasakos, bet tie, kurie nepasirašę, jie netoj pusė. Dabar noriu dar gerbimų merų štai ką pasakyti, kadangi šitą temą, kadangi dar esu Lietuvos žuvų verslininkų asociacijos pirmininkas. Jūs jau klausėte Vytauto mokslininkės ir panašiai. Aš jums visai galiu atsakingai pasakyti, kad mokslininkai yra biudžetininkai. Ir jie labai priklauso nuo daugelio asmenų. Ir kaip su ta žuvim susiję, tarkim, jeigu tai buvo vieno buvusio premjero užsakymo ištirti Kauno marias, ar ten yra žuvies. Ištyrė, žuvies ten labai daug, bet kadangi pas mokslininkai sako, Jurijus, aš nenoriu netek darbo, parašė, žuvies nėra Kauno mariose, dabar Kauno mariose verslinė žvejyba uždrausta. 150 žmonių į gatvę išėjo, turėdami savo tradicinį verslą. Todėl apeliuoti tai, kad mokslas tai yra, sakykime, sąžiningas, tai yra kažkaip tai sąžinės sritis, to nėra. Patikėkite to, jeigu atsiranda pilietinės drąsos turi kažkoks tai mokslininkas, tai reikia prieš šį kepurę nukelti. Štai to norėjau pasakyti. Viskas šitoje vietoje su mūsų vandenim yra mūsų rankose, kaip labai, sakau, smagu būtų. Ir netgi reikėtų, kad atsirastų ta iniciatyvinė grupė, kuri vestų mūsų amasės iš savo pusės, kas liečia Kretingos kaimo bendruomenės, tai padarysiu viską. Ir jau palaiko, mes darėm susirinkimus, mes palaikom visą Tauragiškių šituose vasiekiuose. Ir paskutinis, ką norėjau čia duvinami, Vladimiras Navasadas, ką aš nekėjau, galbūt nelabai supratom, gerai, kad aš jau keliuose konferencijose buvau pačioj pradžioj. Kalba apie tai susiję su užterštumu, apie ekologinį ūkį. Kalba apie tai paprastai, kad mano kaimo bendruomenė, vakar turėjau susirinkimą žmonės, kad tai mes visgi auginsim, kad tais metais daržovės pardavimą. Modelis paprastas yra. Kaimo bendruomenė, papildoma šiltnamio
šiltnamietis, kažkiek papildomų pomidorų ar agurkų sezoninis dalykas užaugino, bendruomenės pirmininkas prainformuoja tą organizaciją, kurios dar nėra, kurie atvažiuoja, kuriant ir realizuoja, kad nereikėtų patiems. Va tada tas pensininkas galbūt prisidurs ir 1-100 per vasarą nelengvam gyvenimui. Bet to, jeigu dar vystyti toliau, galbūt, jeigu ten pienininkystę kažkiek tai pajungti, kaip Italijai ten sūrius gamina iš ožkų ir visą kitą, pieno turiu mane ožkų. Tai kaip darbo vietų atsirastų. Va tas užimtumas, galbūt jisai galbūt ir būtų tinkamas. Nu, trumpai tik tai. Ačiū, gerbiamas Jurijus. Svečias iš Vilniaus Jonas Vitkus. Gerbiamas Jonai, prašom jums taip pat koncentruotai. Galite ir iš vietos beveik kalbėti. Bet jeigu jūs tiek skaitysit, kiek rankoje laikote, tikrai neišeis. Šitas Prancūzijos prezidentas su premjeru pasirašo griežtą ne Šervonui ir jo dukterinėms, nes tai yra pražūtinga. Ten taip pat, jei tik tiek skirtumas tarp Lietuvos ir Prancūzijos, ten ne iš gruntinių vandenų ima. Ten daugiau paviršinių, iš šuliniukų, net iš ežerų ima. Ir tą pamatė, kaip užteršta ir pasiekmes, kad gaunasi ten, kur, kaip sako, jie darė tus tyrimus ir jie pradėjo ten eksploatuoti, išvyja juos visus. Va. Taip pat ir kitas valstybės, tos pačioje Amerikoje išvijo, Anglijoje veja, Lenkijoje veja, nors ten vyskupai pasirašė, kad leidžia. Tai priklauso, reiškia, kaip prieina, kaip prie to reikalos, kaip sako, vadai valstybių, merai, kaip ir to prieina, žiūri, kiek duomis visą, ir kiekvienas žmogus turi ypatingai susiorganizuoti. Ir privalot visi kaimynus raginti, kad pasiruoštų, jie čia greitai pradės, kaip sako, nelauks, kad žmonės ir važiuosiai pradės čia gręžti, kitus vaisius gręžti. Kovokit visi, kad jų nebūtų. Darykit viską, ant kelių pulkit, susijungit su kretingiškiais, su klaipėdiškiais, nes bus užnuodytas ne tik, kaip sako, jūsų žemelė ir vandenėlis šventas, bet bus užnuodytas ir Nemunas, ir Kuršių marios. Aš nusigandau, kai šį pavasarį paskelbė, reiškia, kad Nida, mūsų, kaip sako, gintarėlis ten, ir pranešė, kad reiškia, nebuvo dar Nido niekados, kad masiškai žūtų ten žuvis išmestas į krantą. Baisi smarvė buvo. Valstybė nedavė visai lėšų, kad tą utilizaciją padaryti. Nebus prisijungsit prie tos grupės. Ačiū, ponia Jonai, tikrai supratau, jūs, aš žodžią duodu tik šliubą einant daviau žodį visam gyvenimui, o dabar aš toj aš negaliu jums dabar priesaiką čia davinėti. Kodėl negali? Mėly kolegos, ačiū, ponia Jonai, labai ačiū jums. Neįgalus. Kadangi aš girdėjau ir mačiau, kada ir čia kažkas iš gyventojų klausė žmonių, kokia merė jūsų asmeninė nuomonė būtent šito Ševrono klausimu. Tai aš, mėlieji, noriu pasakyti labai aiškiai ir suprantamą kalbą. Aš esu grynas tauragiškis, aš čia gimiau, čia užaugau, čia mano vaikai užaugo, išėjo mokslus, čia gyvena mano anūkai ir man nevienodai rodo, kas čia bus mūsų žemėse, kas bus daroma, kokios problemos gali iškilti ir taip toliau. Aš tikrai, man labai yra sudėtinga, kodėl niekas nedalyvauja, reiškia, jūs viską kalbate tiesą. Jeigu niekas negali pagrįstai, pamatuotai, argumentuotai pasakyti kitos minties. Aš esu jūsų išrinktas žmonių ir aš būsiu visuomet su žmonėmis. Ačiū. Taip, aišku. Aš jau tą ne vieną kartą pareiškęs oficialiai. Supratau. Sėkmės jums, geros kelionės. Mėly konferencijos dalyviai.